Mes kalbėsime apie mūsų kompanijos įsikūrimo istoriją ir 6 priežastis, kodėl verta pasirinkti būtent mūsų kompaniją. Nes jau, kaip žinote, tinklinė rinkodara, tinklinis marketingas plečiasi ir tų kompanijų rinkai išeina vis daugiau ir jie visi yra visi geriausi, jie visi yra šauniausi, jie yra visi puikiausi. Tačiau yra tam tikri kriterijai, kuriuos reikia atsižvelgti renkantis kompaniją ir jie yra labai svarbus. Tiesiog paminėsime juos ir paminėsime kompanijos įsikūrimą, gamintojus ir taip toliau. Tai va, apie viską iš eilės. Taigi, kompanijos vystymus istorija prasidėjo 2004 metais, kuomet Artūrui Travinskiui kilo idėja įkurti išskirtinę kvepalų ir kūno priežiūros liniją. Jis matydamas, kokios yra didelės kvepalų kainos rinkoje, užsibrėžė tikslą tiesiog tiekti į rinką aukštos kokybės kvepalus už visiems prieinamą kainą. Labai daug kompanijų siūlė Travinskiui bendradarbiauti, tačiau kaip savo partneris jis pasirinko koncerną DROM ir be abejo savo tėvo Andžejaus Travinskio gamyklą Terfang. Savo kvepalų liniją jisai išleido Federico Mahora kompanijos vardu, dar žinoma kaip FM Group. Na, o produktus į rinką nusprendė tiekti būtent tinklinės rinkodaros būdu. Na, taigi 2004 metų rugsėjį Lenkijoje gimė nauja tinklinės rinkodaros kompanija Federico Mahora, arba kitaip dar FM Group. Dėl didelio susidomėjimo Lenkijos rinkoje po metų buvo nuspręsti įkurti įmonės kitose šalyse. O 2007 metų pradžioje jau 25 šalyse buvo atidaryti Federico Mahoros filialai. Dabar 7 gyvenimo metais FM Group kompanija žinoma visose pasaulio kontingentuose, o atstovybės įkurtos jau daugiau negu 60 pasaulio šalių. Taigi labai svarbus niuansas yra būtent patys produktai, kuriuos tiekia mūsų kompanija. Tai yra 3 linijos, be abejo kompanija nestovi vietoje, nuolat plečiasi ir pateikia kažko naujo. Bet šiai dienai būtent rinkoje yra kvapų linija, dekoratyvinė kosmetika ir namų priežiūros linija. Dar yra neseniai atsirado būtent produktai gyvūnų priežiūrai, tai yra šampūnai. Taip pat dabar išleisti šepečiai, būtent plaukų priežiūrai. Na, o kad liečia kvapų liniją, tai yra ne tik kvapalai, bet ir būtent kūno priežiūros linija, taip pat spa, šampūnai. Dekoratyvinė kosmetika yra mineralinė, iš tikrųjų ne tik padažo, bet ir pamaitina odą. Na, o sortimente yra visko, ko reikia nuo makiažo valiklių, nuo makiažo pagrindų iki makiažo valiklių. Na, taip pat dabar papildė daugybę nagų priežiūros priemonių. Tai va, dar turime namų švaros priežiūros liniją, kurią sudaro net 11 grupių skirtų kiekvienam jūsų namų kampeliui. Visi mūsų produktai yra sertifikuoti, tinka ES reikalavimus, nekenkiais nei žmogui, nei aplinkai. Taipogi jie yra koncentruoti, taigi taupo ne tik mūsų laiką, bet ir pinigus. Na, dabar šiek tiek apie partnerius. Mūsų partneriai yra DROM koncernas ir Terfang. Šie 2 partneriai iš tikrųjų yra žymus pasaulyje, ypač DROM koncernas, kuris yra vienas didžiausių parfumerijos rinkos atstovų. Ir kaip matome, mūsų kvepalų koncentratai, būtent koncentratai yra gaminami DROM koncerne, paskui jie keliauja į Terfang gamyklą, kurioje yra išpasuojami, ir iš Terfang gamyklos yra išleidžiami į visas pasaulio šalis ir taip pasiekia mūsų klientus. Taigi gamintojas mūsų yra patikimas, rimtas ir žinomas pasaulyje. Taip pat galite matyti įdėjom kaip pavyzdį sertifikatą, būtent, kad mūsų kompanija bendradarbiauja su DROM koncernu. Na, dabar šiek tiek apie DROM. Būtent DROM jis jau gyvuoja daugiau nei 100 metų ir tai yra šeimos verslas. Šeimos verslas jau 3 kartą valdo būtent šį verslą, tai dabar jį valdo broliai, Ferdinandas ir Andrėjus Štorpai. Ir žodžiu, pagrindinės būstinės įsikūrusios 6 šalyse. Mes gaunam savo koncentratus iš Vokietijos, kadangi tai yra arčiausia būtent mūsų Lenkijos, būtent mūsų kompanijos įkūrėjai. Koncernas atsirenka pačias geriausias žaliavas koncentratų gamybai. Čia dirba patyrę ilgametę patirtį turintys parfumeriai. Tai užtikrina itin aukštą mūsų kvepalų kokybę. Na ir koncerne DROM pagaminti kvepalų koncentratai, kaip mes jau minėjom, keliauja į Lenkiją, į Terfang gamyklą.
Čia ir yra užbaigiamas visas gamybos procesas. Parpanda šiuo metu yra didžiausias dronų užsakovas ir lenkia tokias kompanijas kaip L'Orealis, Nivea, Hugo Boss, Armani, daugelį kitų žymių vardų. O Perpan gamykla veikia nuo 1995 metų ir yra Lenkijos kosmetikos gamintojų lyderė. Tai Travinskų šeimos verslas, taigi neatsiejama Federikos Mahoro kompanijos. Ir būtent Perpan gamykla užbaigiamas mūsų kvepalų gamybos procesas. Koncentracija yra maišomi su alkoholiu ir didelėse talpose brandinami, o vėliau išfasuojami į buteliukus. Fasavimo procesas yra tik pusiau mechaninis, didžioji darbo dalis atliekama rankomis. Net ir dalis dėžučių, kurios yra pakuojami kvepalai, lankstomos rankomis. Taigi, šita kompanija gamina puikius produktus, jie diegia tinklinio marketingo būdu ir žmonės už reklamą, už rekomendacijas, už įkurtus tinklus gauna išmokas komisinis ir nors mūsų kompanija į rinką įsitraukė jau 2004 metais, tačiau jau šiai dieną turime tikrai pakankamai daug žmonių visame pasaulyje, kurie yra tikrai daug pasiekę. Ir be abejo, šitie mūsų duomenys yra remtasi tais duomenimis, jie rinkti yra 2011 metų vasarą. Šiai dieną jie yra, aš net nebejoju, yra padidėję. Tai aš tiesiog pavardinsiu, kad įmantinių orchidėjų yra apie 20 ir iš jų mes turime vieną lietuvę, visiems žinoma Irena Oliver. 2011 vasarą pasaulyje buvo auksinių orchidėjų 20, tačiau man sekančiai skaidrį mes aptarsime. Purpurinių orchidėjų apie 50, perlinių orchidėjų beveik 300 ir 21% turėjo netoli 400 žmonių visame pasaulyje. Taigi yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių su tikrai gerais pasiekimais, kuriais verta siekti mums visiems lietuviams. Ne tik žmonės siekia rezultatų, bet ir pati mūsų kompanija yra įvertinta kaip itin sparčiai auganti kompanija. Buvo atliktas, geriausių tinklinės rinkodaros kompanijų 20-ukas, kuris sudarytas remiantis tokiais kriterijais kaip kompanijos augimas, tarptautinė plėtra, produktai, valdymas, aktyvių distributorių skaičius. Na ir mes galim pasidžiaugti, kad patenkam į šį 20-uką kartu su tokiam kompanijom žinomom kaip NBA, Oriflame, Achinoni ir daugelį kitų tikrai garsųjų tinklinio marketingo kompanijų, tokių brandinių kompanijų ir mūsų kompanija tikrai yra garbingoje pozicijoje pagal tam tikrus prioritetus ir kriterijus, o tikrai mes galime didžiuotis. Na, dabar šiek tiek aptarsim apie būtent SM Group kompanijos veiklą Lietuvoje. Ir į Lietuvą ši kompanija savo koją įkėlė būtent 2006 metais. Na ir per tą laiką tikrai užkariavo vartotojų širdį. Per šį laiką Lietuvoje būtent atsirado dvi auksinės orchidėjos. Šiuo metu taip yra, kiek mums žinoma, yra dvi auksinės orchidėjos Lietuvoje. Tai yra mūsų gerbiama Nelė ir mūsų gerbiamoji Zita. Viena purpurinė orchidėja, Natalija, gruodžio mėnesį būtent pasiekė šią kvalifikaciją. Ir man atrodo truputėlį daugiau negu 8, manau, apie 10 perlinių orchidėjų buvo. Ir tai rodo, kad kompanija Lietuvoje taip pat plečiasi, auga ir tikrai vysto sėkmingai savo veiklą, žmonės mielai perkasi produktą, džiaugiasi rezultatais ir geresniu gyvenimu. Ir tiesiog paminėsime būtent FM Group metinės apyvartos Lietuvoje, kaip kito ir kyla iki šiol. Taigi 2007 metais apyvarta buvo 157 tūkstančiai litų. Tačiau per metus laiko mes matome, kad yra pakilę principai 1 milijonas ir beveik 800 tūkstančių litų. 2009 metais 3,5 milijono, o 2010 jau 4,5 milijono dar truputėlį daugiau litų. Tai rodo, kad, ką tai rodo? Tai rodo vieną paprastą dalyką, kad produktas rinkoje yra paklausus, mėgstamas, pripažintas ir žmonės jį mielai rekomenduoja, vartoja. Tai rodo patys skaičiai, patys faktai ir jie kalba patys už save.
O ir pačių distributorių skaičius, kiek mums žinoma, šiai dienai yra apie 20 000. Apie 20 000. Taigi ir paminėsime būtent priežastis, kodėl reikia rinktis ir kodėl reikėtų jungtis į mūsų kompaniją šiuo metu. Pirmoji būtent jų yra laikas, produktai, tarptautinė plėtra, tarptautinės plėtros mechanizmas, motyvacinės programos, kurias skatinami yra mūsų kompanijos lyderių už pasiektus rezultatus, be abejo išmokų sistema ir vidinė atmosfera, vidinis klimatas. Tai pradėsime nuo pirmosios, taigi laikas. Taigi, kaip žinia, būtent kompanija renkantis tinklinio marketingo kompaniją yra labai svarbu laikas, kuriuo metu mes ten patenkam. Pirmi 5 metai yra būtent įsitvirtinimo įsikūrimo laikotarpis. Per šitos 5 metus turėtų kompanija atidaryti ne mažiau 10 atstovybių. Mūsų kompanija per šitą laiką atidarė 55 šalis. Maža to, dar šitas laikotarpis yra būtent tas laikotarpis, kada yra tikrinamas pats produktas, ar tai yra, ar tai paklausus rinkoje, ar žmonės jį pamėgs, ar tai yra geras, kokybiškas, tikrinamas kompanijos valdymo mechanizmas, ar tai yra apmąstyta strategija ir daugelis kitų dalykų. Šitoje vietoje kompanija pareina tokį, įtampos laikotarpį, kai yra visą laiką klaustukas, ar reikės, ar pasiseks, ar pasiseks. Ieškomi geriausi produktai, atrenkami geriausias idėjas ir daugelis kitų niuansų sprendžiama. Sekantis 10 metų yra būtent tas laikotarpis, tas pikas, kada kompanija plečiasi, kada įveda naują produktą, sparčiai auga, kyla jos apyvartos, kyla žmonių uždirbami pinigai. Ir tada ir kompanijos pelnas auga ir natūralu, kad žmonės prisijungia į tą laikotarpį, kuris yra dabar pažymėtas šiuo metu raudona linija, yra didžiausios galimybės uždirbti didžiausius pinigus. Pabrėžiu dar vieną akcentą, kad šitas grafikas kiekvienoje šalyje yra atkartojimas tam tikra schema. Tai lyginant mūsų kompanija yra, tikrai yra palankus metas lyginant su kitomis rinkoje esančiomis kompanijomis. Vėlgi matom, sekantis 5 metai yra stabilizacija, kada realiai nevyksta nieko tokio ypatingo. Kompanija tvirtinus, išlaiko savo poziciją, tačiau jokio kilimo spartaus nevyksta. Tai priklauso nuo irgi valdymo ir produktų leidimo, tačiau gali šiek tiek kilti, gali šiek tiek kristi, tačiau netaip sparčiai auga, kaip tarkime po 5 metų. Ir mes galim pasidžiaugti, kad esam būtent. Ir visi naujokai, kurie dabar klauso webinarą, tai klausykit dar atidžiau, kad jeigu norite čia suklestėti ir uždirbti dar pinigų, tai esate tinkamu laiku, tinkamai vietoj pas tinkamų žmonės, taip ir tinkamai kompanijai. Taip, kad tikrai nesnauskite ir rinkime gerus sprendimus. Palyginimai tiesiog kitų kompanijų amžius šiuo metu. Kaip matom, jauniausia čia kompanija paminėta yra Forever Living. Ir jai yra 33 metai, tas pikas jau praėjo. Iš tikrųjų, daugelis kompanijų dirbančių šitose arba kitose kompanijose, iš tikrųjų, visos kompanijos yra puikios, visos kompanijos yra geros, jos turi nuostabius marketinginius planus, puikius produktus ir taip toliau. Bet jeigu mes norime uždirbti didelius pinigus, mums reikia rinktis kompaniją iš tikrųjų atitinkamų laikų ateiti į kompaniją. Dažnu atveju lyderiai iš, tarkime, kitų kompanijų senbuvių rinkoje rodo žurnalus, rodo turtingus žmonės, kurie yra tikrai turtingi, tačiau viskas tai yra tiesa, tačiau jie neakcentuoja vieną pagrindinį dalyką, kad tie lyderiai, tie žmonės yra turtingi būtent todėl, kad jie yra prisijungę tuo aukso amžiaus laikotarpiu, būtent tuo periodu tarp 5, 15, galbūt iki 20 metų. Visada kompanija ir jūs žmonės, kurie dirbate šioje kompanijoje, išgyvenate aukso amžių. Tai yra tikrai, svarbus vienas, dar tik vienas, bet tai yra ir vienas labai svarbus punktas, dėl kurio verta rinktis mūsų kompaniją. Taigi pereikim dabar prie kito punkto, iš tikrųjų mano mėgstamiausia, tai yra produktas. Galim pasidžiaugti, kad mūsų kompanija siūlo produktus, kurie yra mes išvardinsim būtent kelis niuansus, kuriuos turėtų atitikti kiekvienoje kompanijoje produktas. Ir pažiūrėsim, palyginsim tiesiog, ar mūsų kompanija juos turi. Taigi, pirmas, produktai turi būti kasdienio naudojimo. Čia viskas labai paprasta. Jeigu produktas greitai baigėsi,
vadinasi, jį vėl kartą pirksim. Tokiu būdu mes tiesiog patys galim sunaudoti nemažai produkto ir pasiūlyti jo žmonėms. Ir natūralu, kad jeigu produktai baigėsi ir vėl reikia, ir vėl jie baigėsi ir vėl reikia, natūralu, kad bus pastoviai tinkle apyvartos, cirkuliuos prekės, cirkuliuos produktas ir gausis taškai, kas keičiasi būtent pinigus. Toliau, sertifikuoti pagal tos šalies reikalavimus. Mūsų kompanijos produktai galit nuvažiuoti į Vilnių į ofisą, pasižiūrėti visus sertifikatus. Mes skambinam, kai ruošiam būtent šitas skaidres ir mūsų patikino, kad kai kurie produktai turi net po kelis sertifikatus. Jo, tarp kitko yra skirtumas, nėra Europos Sąjungos sertifikatas, žodžiu, net kai kurie produktai, net kiekvienas produktas turi savo sertifikatą, o kai kurie produktai turi net po kelis sertifikatus būtent tau. Tai yra, iš tikrųjų, kas gali nuvažiuoti pasižiūrėti būtent ofise, jos gali. Ir paminėsim, kad mūsų įsileido tokios šalis kaip Izraelis, kaip Japonija, jos tikrai neįsileidžia bet ko, ar ne? Taip. Toliau, paklausus prieinami daugumą. Didžioji dalis, pavadinkime, žmonių tikrai krepinasi, beveik visi naudojasi higienos priemonėm, tvarko namus ir tai yra antro būtinumo produktai iš tikrųjų. Kokybiški, kokybė? Va. Jie yra tikrai labai kokybiški, saugus ir tikrai. Kokybė iš tikrųjų kiekvienas įvertina išbandęs, tai mes galim šnekėti, bet jūs pabandykit ir įsitikinti, jeigu dar nebandykite. Geriausia rekomendacija produktų daro pats produkto vartotojas, tai įsibandykit produktą. Apie kainą irgi galim, lyginant, iš tikrųjų lyginant koncentraciją, kokybę ir lyginant kainą, tai yra juokinga. Iš tikrųjų daugelis kitų, net ir tinklinės rinkodaros kompanijų aiškina, kodėl jų produktai tokie brangus ir taip toliau. Mes turime žmogui paaiškinti, kodėl mūsų produktai nėra tokie brangus ir yra iš tikrųjų tokios pačios geros kokybės. Tai yra tikrai prieinama ir lietuviai iš tikrųjų yra būtent tie tokio mentaliteto, kad jie tikrai ieško kuo geresnio ir kuo pigesnio, pavadinkime, geresnės kainos produkto ir tikrai mūsų kompanija pataikė tikrai 20. Apie kenksmingą poveikį, taip, mūsų produktuose nėra chloro, fosfato junginių, ciklodano. Kosmetikoje nėra parabenų. Žodžiu, esmė, kad kompanija rūpinasi ne tik žmogaus sveikata, bet ir aplinka. Netgi tie mūsų buteliukai, kuriuos išfasuoti būtent yra namų priežiūrai skirti produktai, jie suyra per 3 metus žemėje. Iš tikrųjų, tikrai kiekvienam vartotojui turėtų būti aktualus šitas. Iš tikrųjų, jeigu pastebėsite, dabar jau labai madinga visur yra būtent eko, ten pažymėti ženkliukų produktai, tai taip, mes turime irgi tikrai saugius, pavadinkime, saugius aplinkai produktus. Biologiškai saugius. Neturėti analogų. Iš tikrųjų, tokie skirtinumai yra galbūt mūsų produktų. Tai yra feromonai, kurių nėra labai paplitę galbūt. Skalbimo skysčiai yra skysti. Kvepalai vyrams, siurbliams kvapai, patalynėms kvapai. Taip, patalpoms kvapai tokie irgi yra skirtiniai. Netgi iš vis, kad ir kosmovoros tokių pačių net dėžučių, įpakavimų, net neteko niekur matyti. Iš tikrųjų, mes turime skirtinį produktą. Tikrai taip. Tai va, ką tik kalbėjome apie dėžutės, iš tikrųjų, kas kalbėt, mūsų prabangos linija, kvepalų, tos rankų darbo dėžutės yra fantastiško grožio, fantastiško įpakavimo. Vaikinai, kurie dovanoja merginams būtent tokius kvepalus, tai merginos jautresnės iš akių ašaros pasipila, nes iš tikrųjų, pats ir kvapas, ir dėžutė, ir dizainas, ir taip toliau tikrai kalba patys už save ir tai yra labai gražus. Tarp kitko mes darom dažnai eksperimentus, pokalbio metu tiesiog klausiam, kaip žmonės vertintų mūsų, tarkim, 313 kvapą iš išvaizdos. Tai tikrai vertinimai būna... Tai iš tikrųjų, tarp 600, 400, tarsi būna 200, labai retai kas pasako 150, nors realiai kiekvieną žinote, kiek jis iš tikrųjų kainuoja. Išskirtinės savybės jau mes paminėjom, galim pasikartoti, tai feromonai, koncentracija, nanotechnologijos, daugybė kitų savybių.
Labai Tai irgi kalbėjome. iš tikrųjų mėgstami visuose pasaulio kontingentuose, nu tai tiek japonas, tiek šveicaras, tiek lietuvis, tiek estas ir tiek australas. Jis kalbėsi, prausėsi, kvepinasi, tos moterys dažosi. Viskas paprasta. Sertifikacija reikalavimus kitus jau kalbėjom, tiesiog paminėsiu, kad ir produktai turi tai atitikti ir vienas iš pagrindinių akcentų, tai visi tie produktai turi duoti rezultatą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tinklai turi kvepėti, skalbimo priemonės turi skalbti, o kosmetika turi dažyti ir saugoti odą. Tai didžiuojamės, kad Federikos Magolos kompanijos produktai atitinka visus šios kriterijus. Tai va. Taip, apie produktus galite išgirsti prezentacijų metu ir Vitalijos Valienės įrašai yra, žodžiu, jeigu kažką domina ar sudėtis ar kažkas kito, yra visa informacija. Mes kalbam kaip vartotojai, ar ne? Na, o dabar perėsim prie trečio būtent mūsų punkto, yra tarptautinė plėtra ir patikimumas. Vienas žmogus, kuris galvoja apie verslą, dažnu atveju, jeigu jis domisi tinklinės rinkodaros verslu, tai supranta, kad tai yra ne vieno kiemo, galbūt ne vieno miesto ir ne vieno šalies verslas. Tai jam aktualu, kiek yra tarptautinių pasaulio šalių, kiek yra legalių šalių, ofisų ir tikrai yra džiugu, kad mūsų kompanija mums iš lietuviams leidžia organizuoti verslą daugiau kaip 60 pasaulio šalių ir ten iš tikrųjų tokios išskirtinės šalis, kaip tarkim Japonija, Izraelis, Šveicarija, tarkim, įsileido mūsų produktą ir jos ten yra registruotos. Na ir dar labai svarbu be abejo, kad tai būtų legalu, kaip kolega minėjo. Kitas dalykas, tai užtikrina, kad jūs galite organizuoti tarptautinį verslą gana lengvai ir turėti savo distributorių, kadangi Lietuvoje tikrai paplitusi emigracija, jūs tikrai turite pažįstamų užsienio šalyse, tai tiesiog galite pakalbinti juos prisijungti prie jūsų labai paprastom sąlygom, tikrai nėra kažko tokio sunkaus. Tarp kitko dar kompanija toks taškas, tai yra bendras tarptautinis vertės mastas, pagal kurį yra skaičiuojamos tam tikros apyvartos, tai yra tiesiog nuo mėnesio pradžios iki mėnesio pabaigos yra susumuojama jūsų tarptautinės grupės ar tarpmiestinės grupės taškų suma ir jinai, tarkim, konvertuojasi verčiama yra jūsų į valiutą, kurioje šalyje esate registravę savo būtent sutartį ir ten dedama. Tai va. Na ir galim pasidžiaugti, kad mūsų kompanijai tikrai lengva organizuoti būtent savo verslą būtent tarptautiniu mastu. Na, dabar pereisim prie sekančių punktų. Va, tikrai galiu pasakyti, kad mūsų kompanija turi išties labai puikias motyvacinės programas, kur iš esmės gali naudoti tiek naujokai, tiek senbuvę ir galima papildomai užsidirbti ir gauti šaunių prizų, taip pat skatina siekti kuo aukštesnių rezultatų. Ir tikrai motyvuoja, patikėkit manim. Ir tikrai motyvuoja. Tai va, nuo naujų metų startavo nauja motyvacinė programa, tai yra, pavadinome ją skaidriai, išaugink 15% lyderį. Taigi, kas tai per programa? Tai būtent programa, kuri leidžia jums dar daugiau prisidėti, gauti, kad ir menką, bet premiją prie savo jau uždirbamų pinigų. Ką jums reikia padaryti? Tai tiesiog po savimi užauginti naują 15% lyderį, kuris būtų pasirašęs 2012 metais, arba iš neaktyvaus žmogaus tiesiog padaryti aktyvų. Už tai jums kompanija išmokės 500 litų papildomai, o jūsų distributoriui, kuris pasieks 15%, dar plus 300 litų. Tai yra tikrai puikus motyvas siekti aukštesnio rezultato. Taip, sponsoriai rėmėjų 500, distributoriai 300 litų. Toliau, motyvacinės programos tikrai prie to nesustoja, nes jeigu žmogus pateikia 18%, išlaikė 3 mėnesius, kompanija kaip paskatinimą jam dovanoja mobilų telefoną ir moka dalį sąskaitos. Jeigu pasiekite 21%, gaunate 500 litų atsipirkti bet kurioje pasirinktoje savo parduotuvėje. Na, o jeigu pasiekite perlinės orchidėjos lygmenį, gausite 5 dienų kelialapį pailsėti purpurinimuose. Purpuriniams orchidėjams kompanija dovanoja nešiojamus kompiuterius. Kaip tik matėm, buvom Natalija, kaip Natalija atsiėmė būtent iš Romano Rekso rankų kompiuterį. Sveikiname Nataliją. Na, o auksinės orchidėjos gauna kelionę už apie 3000 litų. Irgi 2 asmenims.
Ir dar Fredo kompanija dovanoja automobilius žmonėms ir už pasiektą kvalifikaciją, už pasiektą lygmenį. Taigi Lietuvoje šiuo metu važinėja 3A klasės Mercedesai, kiek mums žinoma gali pasiimti, tikrai yra žmonių, kurie gali pasiimti ir aukštesnių klasių, ar ne? Žinoma, ir daugiau A klasės gali Mercedes pasiimti. Tai va, būtent žmogus, kuris pasiekė perlinę orchidėją, tai gauna A klasės Mercedes. Jeigu pasiekė aukštesnį lygmenį, kuras gauna jau C klasės, auksai gauna jau E klasės, o deimantinė orchidėja gauna S klasės Mercedes. Tai va, Lietuvoje šiai dienai turime 3, bet net nebijoju, kad greitų metų atsiras jų tikrai daugiau. Na, žodžiu, kuo aukštesnė kvalifikacija, tuo geresnė klasė. Tai čia jau kiekvienam pagal nuopelnus. Toliau. Va. Tai yra mėnesio pardavėjas, būtent motyvacinė programa, kur už jūsų asmeninę apyvartą kompanija skatina daryti didelės ir asmeninės apyvartas. Štai jūs gaunate prizą. Štai, tarkim, mūsų komandos narys Giedrius Prodinskas Liepos mėnesį tapo geriausiu pardavėju ir gavo telefoną, dovanų ir sertifikatą. Taip pat jo sertifikatų, diplomą ir tai yra tikrai šaunu. Tai matosi laimingas, džiaugiasi ir turi dar vieną papildomą telefoną. Ir kitko, sausio mėnesį tapti mėnesio pardavėjai yra gana lengva, ar ne? Gana lengviau lyginant su kitais mėnesiais. Tarkim, su gruodžiu. Kalbėsime dar vieną labai svarbų punktą, tai būtent išmokų sistema, nes tai yra rezultatas, mokėjimas už mūsų padarytą darbą. Pas mus marketinginis planas būtent yra laiptelinis. Ir yra tam tikros taškų sumos, yra keliamas jūsų procentas, pagal išskaičiavimo sistemą yra išskaičiuojama. Čia noriu akcentuoti tai, kad uždirbamos pinigų sumos, kurias vaizduosime čia yra apytikslės, viskas priklauso būtent nuo to, kaip jūs išdėstysite savo struktūrą ir tikrai neužsiorientuokit, kad būtent yra taip, jis gali būti ir daugiau, gali būti ir ženkliai daugiau. Tačiau mes tiesiog įdėsim, kaip dažnu atveju preliminariai gali būti jūs. Kaip ir sakėme, ankstesnės skaidrėse, kad yra tarptautinis vienetas taškas ir nuo mėnesio pradžios iki mėnesio pabaigos. O už tam surinktų taškų sumą, jūsų sistemą, jūsų mediją, jūsų grupėje, kompanija jums taip pat lygiai moka procentą. Tai pirmasis mūsų karjeros laiptelis yra būtent 3 procentas. Ir jam pasiekti pakanka surinkti 300 taškų. Ir vidutiniškai jūs uždirbate apie 10 litų. Gali būti daugiau, galite būti mažiau, bet taip vidurkis, tarkime, būtų apie 10 litų. Jeigu dirbate toliau su grupe plečiatės, tai sekantis jūsų laiptelis būtų 1200 taškų ir vadinamasis jau 6 procentas. Ir jūsų atlyginimas tada būtų apie 50. Toliau nuo 1200, kylant laipteliu aukščiau, yra 9 procento laiptelis, tai yra jis 9 procentų laiptelį pasiekia tuomet, kada jau su grupė surenkat ne mažiau kaip 3600 taškų ir jau jų atlygis už įdirbį būtų apie 150 litų. Sekantis laiptelis yra 12 procento laiptelis, tai jau kai su grupė renkate 7200 taškų, vidutinis atlyginimas būtų apie 400 litų. Po 12 seka 15 atlyginimas būtų apie 900 litų, tam surinkti reikia 12 tūkstančių taškų, 18 procentas ir tam reikia 20 400 taškų ir jeigu atkreipite dėmesį, būtent jeigu šį laiptelį jūs išlaikote 3 mėnesius, jau jūs gaunate pirmąją motyvaciją mobilų telefoną, neskaitant tos motyvacijos, kai išaugint 15 procento lyderį. Arba jūs, jeigu tampat 15 procentų lyderį. Arba tarp kito, jeigu jūs tampat naujokai, kur esate, klausite pirmą kartą, jeigu tampat 15 procentų lyderiais, tai gaunate priedą A. O sekančiam laiptelyje pasiekę 18 procentą gaunate, jau išlaikę į 3 mėnesius, gaunate mobilų telefoną ir priedą dar atlyginimą. Ir pirmojo marketinginio plano paskutinis laiptelis yra būtent 21 procentas, tam pasiekti reikia 30 tūkstančio taškų ir atlyginimas jau tada siekia taip vidutiniškai apie 2,5 tūkstančio litų. Yra žmonių, kurie uždirba daugiau, tačiau tai nėra tokį vidurkį.
Taigi, tačiau tai nėra galutinis taškas, kompanija tikrai leidžia užsidirbti dar daugiau ir tiesiog moka iš savo apyvartos. Suteikia užsidirbti nuo 4 iki 9 procentų iš kompanijos apyvartos. Vien Lietuvoje apyvarta yra 4 milijonai. Kaip yra skaičiuojama? Iš tikrųjų yra skaičiuojama taip. Pasiekus, tarkim, perlinės orchidėjos lygmenį, kompanijos apyvarta yra padalinama iš tiek, kiek yra būtent tų perlinių orchidėjų tą mėnesį ir atskaičiuojam 4 procentai joms išdalinami. Ką reikia daryti, norint pasiekti perlinių orchidėjų? Tai reikia išauginti 21 procento lyderį po savim ir su likusia grupe turėti 20 000 taškų. Tuomet jūsų priedas bus dar apie 2,5 tūkstančio litų, taigi galutinė suma apie 5 000 litų į jūsų sąskaitą. Sekantis žingsnelis yra purpurinė orchidėja, kuomet jau reikia išauginti 3,21 procentus po savimi skirtingose šakose. Ir jūs uždirbate apie 8 000 litų. Auksinė orchidėja ir gaunate dar 1,5 procento. Auksinė orchidėja turi 3 perlus po savimi, 3 perlinės orchidėjas ir ji gauna apie 14 000 litų. Deimantinė orchidėja, mūsų Irena Oliver, ji turi 5 perlinės orchidėjas skirtingose šakose ir gauna apie 50 000 litų. Na, o juodasis deimantas šiai dienai dar kol kas šita kvalifikacija nėra pasiekta, tačiau prisideda dar 0,5 procento ir jis tikriausiai išdalinamas būtent ant jūsų vieno, kai jūs tai padarysite, ant to pirmo žmogaus. Tikrai ant nedaug žmonių ir dėl to jūsų čekis bus Nemažas, sakyčiau. Tiksliai sunku apskaičiuoti, bet nemažas. Nemažas. Tai va, tiek perlinių orchidėjų, tiek purpurinių, tiek auksinių, tiek deimantinių orchidėjų yra žmonių lietuvių, kurie tai yra padarę ir didžiuotis galime, lietuviai gimė, lietuviais kad esame ir kad turim tokius gerus pasiekimus Lietuvoje. Tarp kitko, mūsų lietuvių komandai tiek piknikos sėdėlė, tiek ir visur kitur tikrai nesam užgožti. Kaip tik apie pikniką užsiminiau, tai paskutinis tikriausiai, bet tikrai vienas iš svarbiausių punktų yra draugiška komanda. Nes kiekvienam žmogui turėtų būti yra svarbu atmosfera, kurioje jis tai tiesiog praleidžia savo laiką. Ir galim pasidžiaugti, kad būtent SM Group kompanijai atmosfera yra tikrai draugiška. Tikrai nesijaučia ko. Iš tikrųjų, kiekvienas klubo narys ne tik savo, bet ir kitų žmonių sėkmę, nes kaip matėte, jau iš išmokų sistemos moka nuo tarptautinės pasaulinės apyvartos, tai kuo didesnė kitų žmonių sėkmė, tuo didesnė yra ir mūsų atlyginimai. Taigi, taip pat vyksta nuostabūs renginiai, kurių metu galima kolegiškai pabendrauti, paklausti lyderių patarimų, kaip galima pasiekti sėkmės ir mielai pasidalinti iš jų žinių, tai motyvacijos, tai gerų emocijų, nuotaikos ir tikrai pabūti draugiškam, šiltam kolektyve su maloniais ir gerais žmonėmis. Čia šiek tiek nuotraukų iš renginių ir... Nepakomentuosim. Tiesiog aš noriu pakomentuoti, galbūt, tarkime, matote, jeigu matote per vidurį apačioje, tai yra būtent lietuvių žmonių grupelė, prie jau mūsų minėtos Hiperpunk gamyklos Lenkijoje. Viršuje, kur su vėliavom, tai yra būtent, irgi, manau, yra per vidurį matot mūsų lietuvaičių vėliava, tai yra būtent piknikė. Dešinėje matosi būtent nuotraukos, tai iš irgi mūsų visos būtent organizuojamas plaukimas laivu ir kairėje vidurinė nuotrauka būtent matosi akimirkos iš seminarų, kurios irgi organizuojame čia dažnai. Taip kad junkitės prie mūsų ir siekit savo rezultatą. Na ką, ačiū labai uždėmesi, dabar tiesiog laukiam jūsų klausimų. Tačiau kol kas nesulaukiam. Jeigu kažkas bus neaišku, yra neaišku, mes laukiam. Užduokit klausimus, gal kažkas aktualu.
Sakykite, ar yra Kol kas matau, klausimų, kad nes klausimų. Adomas ir Augustė laukia klausimų. Tiesiog rašykite į chatą. Tai kol kas matome, kad klausimų kol kas dar nėra. Čia taip viskas visiems aišku. Gal šį webinarą mus tik klausia. O lyg aš net nežinau, kaip jį gauti. Aš manau, kad yra gal na, reikia klausyti. Gal aš manau, ar įmanoma gal įsirašinėti pačiam čia klausimus šitą webinarą? Ne, aš manau. Įrašai šiaip jie yra kažkur talpinami, man atrodo. Klausimas, ko jūs norite? Ar jūs norite pačią webinarą su žodžiais ar skaidrų? Nes jeigu įrašą, tai aš manau reikia paklausti to žmogų, kas įrašinėja. Sveiki, Irena Oliver, atidarėm jūsų mikrofoną, prašom sakykite tiesiai. Sveiki, labai džiaugiuosi, man patiko jūsų prezentacija labai, pati susižavėjusi daug, netgi manau, kad ir man tai bus naudinga visi panaudoti, labai profesionaliai, labai gražiai, labai aiškiai ir manau, kad dėl to žmonės neturi klausimų, bet labai aiškiai, labai suprantamai ir labai naudinga gera prezentacija. Labas vakaras. Labas vakaras, ačiū. Ačiū labai Jums už įvertinimą. Ačiū už įvertinimą, dar čia parašė. Tai gal turi kokių klausimų dar? Kaip suprantu, visiems viskas yra aišku. Ačiū labai visiems už komplimentus, tikrai malonu girdėti. Tai ką, malonu, kad Palaukime dar kokią minutę, jeigu nebūtų daugiau klausimų, tai tada malonu, kad klausėtės ir iki sekančių susitikimų. Na kągi, matome, kad klausimų daugiau nėra, tai tada visiems gerų rezultatų šiais metais. Klausimas, kad ar gali savo elektroninį paštą užrašyti, kad visi matytų, nes Gediminas prašo irgi savo prašo elektroninį paštą. O mes O kurioje vietoje užrašyta? Onboarding dokumentų. Arba tiesiog Gerai, tuoj. atverskit. Ai. Ne taip, čia yra. Ar dabar matosi? Padidinsim. Tikrai matos ir manau, Gediminas tiesiai su jumis susikontaktuos, jeigu nori webinaro. Tai ką, labai dėkui ir viso gero iki kitų kartų.